Sveiki, dvyliktokai. Paskutinė šio skyriaus nauja tema vadinasi artėja kontrolinukas. Nu, ką padarysi? Štai, jūsų temos pavadinimas yra realaus turinio uždaviniai. Vadovėlį ją galite rasti puslapį 78. Puslapį 78. Štai, turbūt jau užsirašėte. Ir štai čia yra pavyzdėlis. Skaičių teisingiau ne du pavyzdėliai. Skaičių 10 išskaidykite dviejų neneigiamų skaičių sumą taip, kad A atveju jų sandauga būtų didžiausia. Na gerai. Imam žalią spalvą, spręsim A. Taip. Skaičių 10 išskaidykite dviejų neneigiamų skaičių sumą. Tai tarkim, mūsų pirmas skaičius bus nežinomas x. Klausimas už 500 000. Kiekgi bus tada antras skaičius? Kad juos sudėjus turi gautis 10, tai antras skaičius bus 10 minus x. Dabar žiūrėkim, funkcija. Skaitykim sąlygą. Sandauga būtų didžiausia. Sandauga. Tai mūsų funkcija yra štai jūs šitų dviejų skaičiukų pirmo ir antro sandauga. Ir mums reiks kažką su maksimumais paskaičiuoti. Va. Nu gerai, kaip mes tada skaičiuojam? Aišku, reiks atskliausti. Bus 10x minus x kvadratu. Taip. Toliau standartas išvestinė. 10 kart 1 bus 10. X kvadrato išvestinė yra 2x pirmojų. Toliau eina sakinys. Funkcijos išvestinė keičia ženklus taškuose ir išvestinę prisilyginam nuliui. Sprendžiam lygtį su x į vieną pusę, be x į kitą pusę. Aišku, x gaunam 5. Kas toliau? Toliau tiesiai. Pažymim 5. Ir kadangi reikia maksimumų minimumų ir jokio intervalo neturime, mums reikės skaičiuoti plius minusus. Čia pasiimu šešetuką, čia ketvirtuką ir įstatau į išvestinę su šešetu. 10 minus 2 kart 6, 2 kart 6, 12, 10 minus 12 yra pliusas. Dabar su ketvirtu. 10 minus 2 kart 4 yra 2, tai čia yra pliusas. Kai pereinam iš pliuso į minusą, tai tikrai yra maksimumas. Ir va šitas skaičiukas yra mūsų x maksimumo yra 5. Grįžtam prie sąlygos. Mūsų prašė skaičių 10 išskaidykite dviejų neneigiamų skaičių sumą. Aha. Tai dabar einam va čia. Tai dabar rašysim atsakymą. Mūsų x maksimumo buvo 5. Tai pirmas skaičius bus 5, nes x yra 5. O kiek bus antras skaičius? Tai yra 10 minus 5, nes mūsų x yra 5. Tai ir antras skaičius tada pas mus yra 5. Tai mūsų atsakymas yra tie skaičiai yra 5. Ir 5. Štai. Pirmas pavyzdėlis. A. Dabar imam, tarkim, mėlyną spalvytę ir spręsime B. Vėlgi, skaičių 10 skaidykite dviejų neneigiamų skaičių sumą taip, kad jų kvadratų suma būtų mažiausia. Jūs nusirašykite sąlygą, o aš einu į kitą lapą. Štai sąlygą turbūt nusirašėte, vaizdelis laikinai dings. Imam tuščią lapą ir sprendžiam toliau. Dabar bus
B. Vėlgi, skaičių 10 mes išskaidom dviejų neneigiamų dėmenų sumą. Tai pirmas bus x, antras bus 10 minus x. Ir buvo pasakyta, kad jų kvadratų suma būtų mažiausia. Jų kvadratų suma. Tai bus pirmo skaičiaus kvadratas x kvadratu plus 10 minus x apskliausta kvadratu. Taip. Ką dabar reikia daryti su tokia funkcija? Aišku, va čia yra ta bjaurioji formulytė su tais dviem ab. Tai bus x kvadratu plus 10 kvadratu minus 2 kart 10 kart x ir plus x kvadratu. Iš viso suskaičiavę gausit 2x kvadratu, 2 kart 10 kart x yra 20x, o plus 10 kvadratu yra plus 100. Toliau, reikia buvo ten pasakyta mažiausia. Tai dabar reikės kažką su minimumais. Štai mažiausia. Skaičiuojame išvestinę. Taip, išvestinė. X kvadrato išvestinė yra 2x, tai bus 2 kart 2x minus 20 kart x išvestinė 1 plus 100 išvestinė yra 0. Tai bus 4x minus 20. Toliau rašom tą magišką sakinį, funkcijos išvestinė keičia ženklus taškuose. Sprendžia atlikti, gaunam x, čia bus 5. Tada brėžiam tiesę, atsidedam 5. Vėl reiks minimumų maksimumų. Susigalvojam skaičiukus, čia pavyzdžiui 6, pavyzdžiui čia 4 arba 3 ir įsistatinėjam į išvestinę ir suskaičiuosit ženklus ir paskui jums reiks išsiaiškinti, kur yra x minimumo ir tada, kai žinosit x minimumą, parašysite atsakymą. Va, čia liko labai nedaug darbo. Jūs patys, mielieji. Taip, viskas čia pas jūs yra. Aš kol kas slepiu šitą puslapį. Taip, dabar darbelis šiai pamokai. Pribaikite B pavyzdį. Ta, kur aš truputį nebaigiau, ten pusė minutės darbo buvo. Ir puslapį 79, 322 ir 324. Ten viskas labai paprasta, kai turite pavyzdėlius. Sprendžiam, mėly egzaminiukai, ir siunčiam man sprendimus ir gaunam nuorodą pasitikrinimui. Bus išspręsti uždavinukai ir vakare galėsit susitikrinti. Šita tema yra tokia spygliuota. Štai. Iki.